Labas rytas, taigi sveikinuosi iš ketvirtadienio, bet vakar kažkodėl visą dieną galvojau, kad šiandien bus penktadienis. Nežinau kodėl, bet rimtai visą dieną vaikštau kažkur, galvoju, kad šiandien jau bus penktadienis, kaip fain ir panašiai, bet dėja, tik ketvirtadienis. Tai aš atsikėliau šiandien 7:30, man yra tikrai anksti, nes aš jau esu atpratusi anksti keltis. Dabar yra be 5:09 ir važiuosim mes su mano grupiokė į praktiką, į Girulius. Praktiką atliksime mes šiais metais Giruliuose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, man rodos taip vadinasi, bet bijau suklyst. Jo, nežinau, kiek ten laiko būsim, ką darysim, tikiuosi ilgai nelaikys ir pažiūrėsim, ką toliau veiksiu, nes šiandien šiaip turiu visai tokių įdomių planų, tai kas pavyks man juos įgyvendinti. Tai žiūrim toliau. Oh my god. Aš dabar jau po praktikos savo ir einu pastauti ir naktį yra buvo kaip šalta. Ir jo, čia yra kebabai. Iš kebabų. Nes labai užsimaniau ir žinau, kad mano mityba dabar yra žiauriai šūdina, bet ką padarysi. Toks gyvenimas. Bet nieko, susiimsiu greitai, prižadu. Taigi, aš jau, kaip matėte, pastauti. Ir aš jau ganėtinai senai čia atvariau. Oi, kažkaip čia negerai. Čia mes tiesiog čilinom lovai gulėjom. Ir bandėm užmigti, nes aš irgi šiandien anksti kėliaus, kaip ir sakiau, 7:30, tai baisiai norėjau miego. Bet ne, užmigti tiesiog, tai dabar jau yra be 22. Ir dabar tik tautis iš lavos išsirideno. Tai aš čia taip sėdėjau, kavą geriau. Ir scrollinau Insta ir daugiau nieko. Man reikia pradėti daugiau skaityti kokių knygų. Ta prasme, aš įsikėliau šiais metais tikslą perskaityti daugiau knygų ir aš tikiuosi, man tai pavyks padaryti. Labai tikiuosi. Čia tautis man šokas žodžiais durnas ir eik maudytis greit. Pastoviai reikia laukti belę kiek. Tai va, kaip ir sakiau, mano šių metų tikslas yra skaityti daugiau knygų, nes labai esu apleidusi skaitymą ir nesuprantu kodėl, nes anksčiau baisiai daug skaičiau knygų, bet dabar esu pradėjusi vieną knygą, Vienos krūties istorija. Žiauriai gera knyga, man iš tikrųjų patinka, bet man taip yra sunku prisiversti ją perskaityti, nežinau kodėl, negaliu to paaiškinti, bet tikiuosi, tą tinginį savo pavyks man prajudinti su skaitimu. Ir aišku, kaip ir kiekvienais metais, prisižadu sportuoti ir sveikai maitintis. Oi, kaip čia bus, tai nežinau. Tikiuosi, pavyks man tai padaryti, nes tikrai noriu. Ir aiškus galiu, nes turiu norą, bet žinot, kaip būna su tais tokiais tikslais. Bet šiais metais reikia, tikrai reikia. Jau 19 metai, 20 metai turėjo būti tie metai, kur būsiu pasiekus savo tos tikslus, kuriuos įsikėliau šiais metais. Tai žodžiu, aš laukiu, kol susiruoš tautvis ir lėksime truputį į lauką. Nes yra žiūriai faina diena, saulė šviečia ir taip šalta laukia iš tikro, bet tokia tikrai žiema, žiamužė, žiauriai fainai.
Ir dar pasifotkinsim be abejo. Ir, pavyzdžiui, jeigu atrodo, kad jums bloga diena, viskas yra blogai, jeigu jūs taip galvojate, tai žinoma, kad taip ir bus, bet reikia visų pirma keisti mąstymą. Savo mąstymą ir nežinau, žmonės per daug skleidžia negatyvumo ir man dėl to yra iš tikrųjų labai liūdna ir čia rimtas labai dalykas, kodėl taip daro, aš nesuprantu, kodėl yra lengviau parašyti kažką blogo ar pasakyti kažką blogo, nei kažką gerą. Mes labai gailim tų gerų žodžių kažkodėl ir tų paskatinimo kitiems. Ir dėl to yra keista, mes kaip tik turėtume būti vieningi, vieną kitą skatinti kažką daryti, o ne skleisti tas negatyves ir blogas žinutes kitiems. Žmonės, prašau, nebedarykit taip ir pasaulis tikrai bus gražesnis. Nebebus nei karų, nei visokių dar nesutarimų daugybėm pasaulyje. Reikia vienybės ir santaikos, nes kitaip pasaulis tiesiog, manau, sugrius. Bet viskas prasideda nuo tavęs. Tu gali pakeisti visą tai, nes tokių žmonių kaip tu trūksta ir aš tikiu, kad tai mes galim kartu padaryti. Taigi mes jau įsirašėme, važiuojame dabar link jūros. Ten šiandien kaip tik buvau Garuliuose. Dabar sakiau, važiavau praktiką, nepapasakau, kaip sekės praktikoje. Tai visai fainai buvo, labai fainai ten tą merginą, kur mums priėmė. Tau leistis reiks. Neatsimenu, kaip prie jūros nuvažiuoti. Štai reikia padėti, ar ne? Tu čia kelią rodai, seniau. Tai seniau, tu turi žinoti jau. Pirmą kartą važiuoji. Tai jo, kaip ir sakiau, fainai buvo ta praktika. Uždavė padaryti valgiaraštį iki trečiadienio. Ir mano dieta, man paskyrė dietą, tipo, kad pieno netoleruoju. Ne man pasidaryti valgiaraštį. Kad pieno netoleruoja ir glitimo. Žodžiu, viską reikti, nes dar neteko tokią dietą susidarti niekada. Bet aišku, viskas bus gerai, reiks labiausia gerai nusiseikti, viskas bus gerai. Kas yra tauti? Jo, savo dietą susidaryti. Ką? Savo dietą susireguliuoti. Senė, prisibazarinti. Atvažiavome jau vietą. Jau kepuriukas su bumbaliuku. Tuotysima fotika. Biški buvom užklimpęs. Bet kapsim jau žadėjau eiti stumt mašiną. Būčiau pastumus tauti. Jeigu tik reikia mano pagalbos, kreipkitės. Ir tauti fotkinsime šiandieną. Ane? Suktukas, spyris ir visada nieko naujo, nieko gero. Tai žodžiu, va pasifotkinom. Tautis nelabai moka savo fotikoj. Tai aš tik vienas fotografas. Reik biškį jom pasimokyti. Bet senis sakė pasimokyti. Ane? Ja, bus achujanas. Jo, blembo, aš kaip sušalau žiauriai. Rankos labai sušalo ir kojų labai nejaučiu. Bet smagiai buvo. Žiauriai gerai, čia kad užsukame tą gatvelę. Nes labai fainai medžiai apsnigti yra ir tokia tikra žiema. Norėjau tokias fotosesijas ir gavau tokią fotosesiją. Žiūrėkit, kokias dar geras pastus. Neklauskit. Iš kur čia šalis eina tautis, tik tais iki smakrų užsitrauks kaip vaikystėj. Tai atvarėm dabar į centrą. Ar varysim tautui pafotkinti, nes matot, jis irgi nori. Aš nenorėjau. Jei tu nenorėtum, mes tikrai nevarytumėm tada. Nes jo niekaip neprikalbinčiau. Šį kartą vyriukas pats nori. Ir varom. Nu, nes nesivai, kad aš čia verčiu tave. Aš nečmeižiu. Pralandas, nesileis. Tai va, varom, pasifotkinsim ir ką toliau veiksim, nežinau. Ar iš tikrųjų nėra labai daug valandų? Pusė 4 tik tais.
Nu ir be šaibų karočiai, nieko nenuveiksim, fain, aiškus kaip kiekvieną dieną. A, ne? Ne, miegas tik 7. Uždaryt. Stumk. Ai. Gali traukti. Moka. Taigi atėjom į Vero kafė ir nusprendėme, kad arbatą išgersime čia vidurinės. Kaip man su juo prigyventi? Kad išgersime vidurinės, kadangi žiauriai sušalom lauko. Rankas labai šala, bet šiaip taip, man dar iš koja šala iš tikrųjų. Tau nešala? Šala, nes per tavęs šlapau. Sorry. Bičiukas. Ne. O, koks yra prieš kameras, niekad neduoda. Taip, tai lenda prie manęs belekai. Atsargiai man išvegi. Taigi einame į spotą, mano geriausia. Atkinsime taučią. Pasiruošęs? Visadas. Galiai. Turis, ką turis. Reikia traukdama. Jėzau. Aš dabar įamžinsiu, kaip Tautis skriaudžia ančiukus. Ne, visi jau pabėgė. Jau bijo. Jau matai. Nu, reakcija tai būna, kai Tautis nepasižiūri, kur eina. Eina savo kažkur. Kur ei maži? Ejau. Iš vis kitą pusę. Nebūtų Tautvydę. Taigi sušalę. Nušalę visas galūnės, kokias tik įmanoma. Važiuojame namo. Darytis valgyti karštų sumuštinių. Taip? Taip. Visko, ne. Labai ten paprasta, net jaučiu nerodysime. Nes gėda jau rodys. Nes gėda ten tokia studentiška. Bet skaniai. Svarbu paprastai. Lengvai, greitai. Ir prisivalgyt gali. Taip. Sutinkate su manimi. Mes bendraminčiai stulpi. Svarbu prisivalgyti skaniai. Žiūrėkit, kokias Maksimoje radau lėkštutes ir kainavo tik tais. Jos, žinot kiek? Buvo akcija po 80 centų. Žiauriai, man šitas spalva patiko, bet tik viena buvo, tai pasiėmiau. Žodžiu tokį. Jis yra čia ant šviesos atrodo kažkodėl tokia labiau rožinė neša, bet yra tokia niūdinė ruda. Tai žiauriai fainas man. Taip 80 centų, nu tai kaip nepirks žmogus. Aš jums vis tiek parodysiu studentiškus mūsų sumuštinius. Nežinau, kad tikrai labai skaniai. Čia toks kumpis yra kiaulienos. Tada papačia svogūnų. Čederio sūris, būtiniausiai čederio. Man žiūriai patinka čederio. Ir tada paprastas. Ir šauname į orkaitę. Ir kepam, kol iškeps sūris. Ir bus žiūris. Taigi aš jau esu grįžusi namo. Ir noriu su jumis atsisveikinti. Tikiuosi mano video patiko. Ir susitiksim labai greitai.